Gaunu labai daug klausimų, kas yra iš tikrųjų svarbu norint įstoti į užsienio universitetą. Šiuo klausimu yra vienas labai didelis mitas, kurį norėčiau dabar jums paaiškinti. Dažniausiai manęs klausia, kokį pažymių vidurkį turėčiau turėti, kad įstočiau į užsienio universitetą. Noriu jums pranešti labai džiugią naujieną. Iš tikrųjų, aukštosios mokyklos reikalauja pažymių išrašo tik dėl formalumo. Realybėje mažai kas kreipia dėmesį į tavo pažymius. Svarbiausia yra gauti gerą išsamią rekomendaciją, parašyti originalų motyvacinį laišką, kuris atspindėtų tavo asmenybę, gerai išlaikyti anglų kalbos testą ir svarbiausia, puikiai pasirodyti pokalbio metu. Kodėl taip yra? Jiems nėra svarbu, kaip tu mokėsi prieš tai, kadangi per kelis studijų metus aukštosios mokyklos įsitikinusios, kad perteiks visas reikalingas tavo profesijai žinias ir paruoš aukščiausios klasės specialistą. Taip yra, todėl kad šiuolaikinės studijų programos yra mažai susijusios su mokyklose dėstomais dalykais, o pažymiai dažniausiai neatspindi abituriento asmenybės ir motyvacijos. Taigi, pažymiai nėra svarbu, todėl sužinosi, jog įstojai netgi anksčiau, negu baigsi laikyti valstybinius egzaminus. Taigi, svarbu tavo supratimas ir motyvacija, kas esi ir ar tavo pasirinkta profesija atitinka tavo asmenybę.